Antanas filmavo vestuvės, komunės, krikštynas ir išleistuvės. Bet vieną gražią rugsėjo 1 nusprendė nufilmuoti pornografinį filmą. Sukvietė jisai visus kaimynus, žadėjo mokėti jiems pinigus grynus. Paėmė savo krūtą kamerą ir įkaito atmosferą. Parnuškę, parnuškę, filmuojamės, parnuškę, 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 filmuojamės, parnuškę. Rengėsi visi po vieną, nors noryti ir buvo sloga. Ji prieš Petrą jau stovi nuoga, o Justukas, mūsų herojus, jam betrukdo hemorojus. Jis kelia ranką, kelia koją, jam tarp kojų tabaluoja. Parnuškę, parnuškę, filmuojamės, parnuškę, 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 filmuojamės, parnuškę. Nusprendėm parnuškę siųst Vokietijon, kur geriausia porno industrija, bet įvyko afera krašte. Sumaišė Antanas kasetės pašte. Mūsų parnuškę gavo šeimyna, kuri užsisakė vaiko krikštynas, o vokiečiai jau žiūri kasetę, kurioj baba valgo kotletus.